Nu ką, sveiki bičiuliai. Pasikeičiau kamerytę truputį. Išsimiegojau. Nežinau, ar labai išsimiegojau, bet turiu dar laiko 20 minučių iki savo kirpėjo. 8 ryto užsibūkinau, kad šiandien apsikirpsim. Ir jo, truputį dedu į šalį savo Sony, nes kaip ir sakiau, tada, kai man krito kamera, tai, ne tik, kad šitas įlinkimas gavosi, bet tai čia viskas gerai vis tiek. Jinai pilnai filmavo, jokių problemų dėl to, bet man buvo čionais mikrofonas, jo džekas išlindęs ir šita visa dalis lūžo. Ir taip pat kažkas ir Type-C krovimas nustojo veikti, tai vadinasi visas garsas originalus turėjo eiti tik tais iš čia. Tai jeigu pastebėjot, prastas labai garsas buvo Sony kelionės jų antroje pusėje, tai šiandien ją truputį padedu į šoną, vešiu meistrui, kad tvarkyti. Dabar pasiėmiau Sony ZV-1 senuką. Ir šiandien nusimato intensyvi diena. Tai pirma diena kirpykla, pirmas momentas kirpykla, tai sėdu į mašiną, važiuoju ir žagrinsim mano plaukus, kurie nekirpti, jei neklystu, Marijaus nuo sausio 3 dienos, kažkas tokio. Iki pat dabar, birželio 3 dienos. Tai visai nemažai, pusę metų, jei neklystu. Sausis, vasaris, kovas, balandis, gegužis, kelios dienos, 5 su trupučiu. Visgi mano rekordas yra 6 mėnesiai ir 17 dienų, arba kitaip tariant lygiai 200 dienų, kai keliavau aplink Skandinaviją. Buvo nekirpti plaukai. To rekordo dabar nepamušiau, bet nieko, neblogai ir taip. Daiktų dar nepradėjau liesti, vėliau. Ir po kirpimuose varysiu daryti kraujo tyrimus. Čionais į Dainavos Kauno polikliniką priešais bazę Kaune. Tai darysiu tyrimus įsamius, bus įdomu pasižiūrėti kas ir kaip ir kur. Ir paskui važiuosime į Vilnių. Laukia VD Maxų testas. Tai žodžiu, šiandien tyrimų ir kirpimuose diena. Sveikas gyvas. Gaurius, sveikas. Gaurius, labas. Kaip tu? Gerai. Miego netrūksta. Mačiau dar naktį ten įkėlė istorijų, nes įdėjau. Taip ir mano jau miegoti 7 keltis. Normaliai. Normaliai užtenka. Bet žinai, ne 6 kilometruose. Tas miegas visai kitoks. Jo. Taip, atsikelt nebuvo sunku, kai pasikeičia tas aukštis. Jaučiu net nusileido žemiau, vis tiek iškart miegas geresnis, gilesnis pasidarė. Jo. Iš karto. Tai aukšti, tai poilsio nėra. Man laikrodukas visą laiką vienetuką rodydavo. Visada. Ir laikrodis sugedo? Ką? Kažkuriam aukštį ir laikrodis sugedo? Išsikrovė ten. Išsikrovė? Ja, damušė šaltis. Paskui vėl pasikrovė, viskas gerai. Jo, tai čia irgi Garminas juk buvo, irgi išsikrovė, žodžiu. Telefas čia buvo, irgi vyrelį beveik išsikrovė. Žodžiu, šaltis padarė savo. Jo, ką, pirmas klientas? Jo. Tavęs atvariau. Nieks neskuba nuo 8 ryto. Labas rytas. Ankstyviai. Na taip. Šiandien noriu daug dalykų pasidaryti, galvoju, pradedu nuo kirpyklos. Paskui kraujo tyrimus varau daryti. Važiuoju ir galvoju, klausyk, prioritetai ką? Grįžo pirmiausia šeima, namai, o paskui antroje vietoje jau barberis. Neskai, kad tyrimai niekas barberis. Po tavęs visi tyrimai prasidės, jo. O čia tai gerai, tai taip turi būti. Prioritetai, kad taip kiti klientai nežiūrėtų. Pavyzdys turėtum būti. O ne valandą prieš balių, čia skubuk reikia.
temperatūra. Čia šukuosina vadinasi Everesto viršūnė. Šito priekaištas, ne? Nu. Pas man visą laiką tas. Galvoju, bet tu negeri kavos. Geriu, bet tyrimai. A, jo. Jo. Tai ką, susirašysim. Kaip kas? Parašyk. Liepos mėnesį. Kažkada. Jo. Prieš gimtadienį. Gimtadienis tau liepą. Gerai. Ačiū. Kiek? Visai, kiek? Nu ką, fresh. Pasikirpęs. Iškart svorio nukrito turbūt. Jo, ką, dabar tyrimus. Dar negėręs, nevalgęs, tai tikiuosi tas į naudą. Aš nežinau, bet kadangi darysiuos kraujosiomis tyrimus, tai turbūt į naudą, kad nevalgiau, negėriau. Kažkada čionais darė man kraujuką ir ne tik, ir MRT darė. Ir mamos siunčiau, kad MRT darytųsi, tai žodžiu, ne pirmas apsilankimas, turbūt nemažai kraujo paims. Va, nesu šitą mažą kamelytę filmuot, bet aišku, sisteminė kokybė biškai kitokia. Sveiki gyvi. Tai su viršukai, ar ne? Ačiū, ačiū. Labai smagu buvo žiūrėti. Sveikinu, Tomas mano. Malonu. Lekim. Nei gėriau, nei valgiau, nieko dar. Tai galvojau. Kiek išmiegojai? 6 valandas. Aš tik po kirpyklos, tai kirpyklo 8 užsiregistravau. Tai čia produktyviai visai. Aš šiandien noriu žiauriai produktyviai, dar reikia ratus pasikeisti mašinai, nes dar žieminės padangos. Nu žodžiu, Nu tokia. jo, jau laikas. Gal iš ten atvažiuosi? Galvoju visai, gal kol grįžau, kol dar kraujas nesugadintas arba nepagerintas, galvoju reikia pasidaryti dėl Bet įdomumo. akivaizdžiai sukūdęs nuo paskutinio karto. Aš numečiau 7. Numečiau 7, tada pradėjau viduriuot ir dar 3 nukrito. Wow. Tai aš prieš 3 dienas svėriau 7,7. Įsivaliai katalikas visiškai. Visiškai katalikas, jo. Dangun ėmimo. Tai jo, visai, padutis. Nudegė. Tai galvoju, blemački, sėdžiu kalnuose, 2 grįžtam, 3 reikia darytis viską. Okay. Ir šiandien dar Voodoo Maxą darausi. Voodoo Maxą, nu tą ištvermės tyrimą. Ai, O čia šiek dėl smalsumo? Jo, dėl įdomumo pasižiūrėti, kaip kas vis tiek Gerai, nu tai organizmas gavo tokius krūvius. nereagu, neprotingai nereagu. Tai galvoju. Aišku, gaila nebuvo visai prieš Everestą tas tyrimas ir Voodoo Maxas. Tai vis tiek atsistatysi po kurio laiko nudeisi iki tos vis tiek. Jo. gal mes tiesiai. Tiesiai žinai. Gerą dieną. O, taktiškai. Prašom. Kraujo kėdė. Mes laboratorijoje susilažinom, ar tavo hemoglobinas bus 200 ar nesieks 200. Turėtų būti didelis labai. Labai turėtų būti. Nes jau- Nėra, paimkite tiesiog 2 geltonus, pilką, 2 mėlynus ir violetinę. 2 mėlynus? 2 mėlynus. Nes mes, kai miegojom hipoksinėse palapinėse ir jau užbaiginėjom tą kursą, tai Tadas darėsi kraują, tai sakiau, tada buvo Įdomu, kiek? vieno palapinės. Geras. Kokia gudutė na ranka. Kudutė. Kai vaikas. Nieko, pristatysim. Gal man padėt ką nors? O, nepataikė neįmanoma. Kai dirbės. Dabar gerai? Lengvai Galvoju, reikia pradžioje apsikirps, tada kraują. Kaip gražus ateitum. Ištverme klinikose, ne? Kaip? Ištverme klinikose dabar žiūrėsi šiandien?
Kur Vilnių? Į Vilnių važiuoju? Toli? Svorio pamažėjo, tai ir kraujo pamažėjo? Sąlyginai, santykinai. Santykinai? Gal į koncentratą, ne? Nu, ta prasme, tu dėl fiziologinės kyšio sumažėjimo, žinai. Bet šiaip vis tiek, nu, pačių dalių tu turi būti panašiai. O kaip bendras sąlygų turim sveikatos jauties? Aš manau, čia labiau gal tas viduriavimo išsekino, nes realiai dvi gero... Nuo viruso kažkokio? Ne, maisto. Nuo maisto. Krevetės. Aš prisimenu, kaip aš Šri Lankoje nuo krevečių 3 dienas mirėjau. Jo, realiai vakarieniavom, aš krevetę susisakiau ir gavosi, kad po 3 valandų jau apsivėmiau. Švėmiau ir galvojau, bus ramu, viskas. Aha, teik ant švenčių liko organizme, tai 2 paras. Geras. Temperatūrams visko? Biški buvo. Aš jau bjaurus tas jausmas yra. Nu ir kai... Dūrio vietoje spaudė. Kaip? Dūrio vietoje spaudė 5 minutės pasilaikyti. Arba gali pro tą ranką. Tik jūs jos nevartykit, nežiūrėkit, tai nebus. Gerai. Liuks. Ačiū labai. Dėkui. Nu ką, tai mes padarom viską taip pat, kaip darėm prieš tai, pasižiūrėti, ar tie patys rodikliai, žinai, visai kitaip pasikeitė. Gerai. Jei tu nori dar ko nors specifinio, tai parašyk tada. Tai gerai, mes patys sugalvosim. Sugalvokit patys. Viskas. Greitai, efektyviai. Tai biškiai reiks palaukti atsakymų. Šiaip viską galima būtų gauti ir šiandien, bet sakė, keli yra ten sudėtingesni tyrimai, tai reiks palaukti. Plius man šiaip būtų ne tik įdomu gauti į PDF-o failą, į Gmailą, perskaityti ir nesuprasti, kas ten ką parašyti ar kokie rezultatai, bet truputį gauti ir analizę, išvadą, kad pakomentuotų. Tai Živilė sakė, parašysi ir galbūt savaitės gale vėl susimatysim. Būtų įdomu išgirsti palyginimus, dar kažką. Tai kaip ir tiek žinių. Norėjau dar šiandien higienos dantų pasidaryti, bet jau sakė, ne, be šansų, tik už porą savaičių. Tai galvojau maksimaliai dieną išnaudoti. Nu, o dabar reikia lėkti Vilnių pasidaryti Vdumaxą. Ištvermės testą ir, žodžiu, gal ten irgi daugiau papasakos. Bet prieš tai reikia į Lanšą papietauti. Mano bičiuliai, draugai, palaikytai, savanoriai, šaltibarščiai, best. Tikiuosi yra šaltibarščių. Niekad nežinai. Dar sulaukiam Renaldo. Argi gražu. Argi gražu. Argi gražu su svetimo mašinom važinėti. O ką daryti? Eksploatuoti. Eksploatuoti. Negerai mašinai stovėti. Nu, dulka. Taip, dar ten nusipavaduoja, dar kažką. Taip, neturėjau net laiko, savaitę laiko atsikvėpti. O, yra šaltekų. Double. Cepukus suvalgysim su šeimyna, tai dar palauksiu. Kėdainių blynų. Galim. Aš pabandysiu. Tai 2? 1? Bandom 2. Ok. Greit. Nu, 2 minutės. Kiek turim? Kam 8? 8 minutės. Viskas. Kam 7 čiki. Iššovė. 2 minutės. Etatiškai. O lietuviškiau ir negali būti. Nu ką, visiems skanaus. Bon apetito. Pirmas valgis tavo grįžus.
Ne? Aš jau vakar prie kompo vlogą montuodama šaltibarščius valgiau. Baba padarė. Jo, tai jau antrieji šaltibarščiai. Antra diena Lietuvoje, antras šaltibarščiai. Gal reikėtų challenge'ą, 9 dienų visą vasarą, kiekvieną dieną po šaltekus. Gaila praleid pritas. Šitas savaitgalį buvo šaltibarščių. Mačiau. Bet, žinai, galėčiau realiai po visą Lietuvą važinėti ir tik šaltibarščius testuoti, ragauti, nu, ir padaryti žemėlapį, kur geriausi šaltibarščiai. Nu, okei. Turim laiko, važinėjom. Kaip pasiruošti Vodomakso tyrimui? Tyrimų metu rekomenduojama vilkėti sportinę arba judesių nevaržančią aprangą ir avalynę. Prieš tyrimą rekomenduojama 2 valandas iki tyrimų išgerti pusę litro vandens. Vandens ne, sulčių išgėriau. Nerekomenduojama valgyti, jei visgi valgyti 2 valandas iki tyrimo pradžios, prašoma apie tai informuoti gydytoją. Jo, 2 valandos. Šiaip jo, ar bus 2 valandos, tai viskas gerai. Nerūkyti, nevartoti alkoholio. Ček. 24 valandos iki treniruotės, iki Vodomakso nedaryti sunkios treniruotės. Nedariau. Atitinkama maikė, kad daugiau jėgų būtų. Šitas testas nebus ilgas. Tai žodžiu, atėjo daktaras, apšnekėjom, tai žodžiu bėgsiu, su kaukė aišku, ant bėgtakio ir kas pusę minutės didins po pusę kilometro per valandą greitį. Ir iki negalėjimo, iki tol, kol visiškai nebegalėsiu autas. Toks testas. Tai, nu ir paskui jau žiūrėsim slenksčius, laktatus ir bendrą analizę, išvadą kokia. Bus įdomu, tai sakė apie 20-30 minučių testas trunka dažniausiai, tas bėgimas. Sveiki. Būtų buvę naudingiau turbūt prieš kelionę pasidaryti dar. Tu galima palyginti. Įvairiausių scenarijų, kaip žmonės tą daro. Tai per kelionę padavarėjot labai, tai tikriausiai ne. Nes bet kuri tokia ekspedicija, nežinau, ar bent svertis užtenka. Tai turėjot numest 7-8 numečiau. Nu, tai maždaug taip. Aš nežinau, kiek svėrėt, bet... 78-7, grįžau -7, dar pradėjau viduriuoti, dar -3. Tai apie 10 kilų. Nu, ne dėl tą neviduriavimą skaičiuojam. Bet šiaip 7. Jo, tai reiškia, kad teoriškai riebalinė masė praktiškai pusė bus raumeninės. Vien pagrindė, o altitudėj tai pagrindė raumenys krenta. Jo, tai, nu, reiškia, kad... Ir čia iš karto bus ne riebalo veiklą matuojama, o raumeninės masės, vadinkim taip, nes tas deguonies suvartojimas, aišku, smegenys aktyviausiai ją naudoja deguonį, bet labiausiai šitą testo metu skirtumas atsiranda dėl raumenų. Jo, raumenų tai nukrito viskas. Po truputį. Kas toliau? Tai dabar iki naujų metų pailsėt. Ramiai. Tai turit planas? Jo, planiukas yra. Reik biškį pagvildenti, bet yra planiukas. Vis tiek ne bulvių.
ne bulviam. Gerai. Tuoj dabar yra susikalibrauti, gal be batų? Gal be batų? Jo, Vis kažkiek tiksliau. O, sasiska. 7,9,1. Jo. 7,9. Jo. Ir gatvį nuomonės reikšmė negali. Ne. Visiškai. Tiek svėriau 2,15. Tai 10 metų atgal. Jo, tik į kalnus reikia. Biški palaipėti 8 bus. Nors kiti alpinistai, kurie labai gan stipriai kalnuose baltymo vartoja, tai jau visai išlaiko svorį. Tą baltymą reikia nešti. Jo. Batonėliai, visokie pauderiai, tai... Jo. Šalis reikės, ne? Gerai, sėkmės. Čia. Jūsų stilius čia dėliam galvoj. Jo. Yra tokie tipažai žmonių. Į jūs panašių, kur ramiai nelabai išeina. Nepraeina. Taip tas lengvataškų metus čia tik tais pasitikrinam. Pridusint lengvai. Vaizdą paliekam, neerzinam. Čia ne va tai jums padėti, būna, kad norim gero, o žmogus sukasi sveikia. Aš visas tas 6 sekundės dar iškilpinėjau. Man nepavyksta tai daryti iš... Mums aišku labai svarbi pirma sekundė, bet visos 6 į kasą eina, vadinkim taip, tai liuks 140% nuo normos gyvybinė plaučių talpa, kiek nuo apskritai, kiek talpa 6,86 litro. 6,8. Neblogai. Neblogai. Neblogai, gerai. Ir kažkokiu astmos simptomų neturim, tai... Gyvensiu. Plaučiai tikrai neblogai. Bent kol kas jokių ženklų, kad jums trukdytų gyventi nėra. Liuks. Gal pirmą irgi padeda. Pradedam. Pradžiai įėjimo greitis, tai gali šiek tiek patogu, tiesiog kad šiek tiek atsiprastų aplinką ir įsidirbti šiek tiek apšilti, pradedam nuo įėjimo. Matau.
Neblogai. Įvertinkit savo pastangas nuo 6 iki 20 skaliai. 6 geria arbatą per televizorius. Aš sakyčiau 17-18. Dar liko keli tokie iki dadusimo visai, kad nukristi. Bet jau galvoju, blemba, 17 greitis nemažas. Kai salėje visą laiką 8. Tai man čia biškė taip. Mačiu. Kai savo kraują matot silpną nebūna? Kaip sako? Kai kraują savo matot silpną nebūna? Ne. Laktatą pamatuosi. Ok. Matuojam, viską. Kol organizmas taip išsekęs, tai reikia ištestuoti jį. Bet prieš 100 šiam čystai jaučiuosi pulsą. Gal blogiau bus, bet viskas ok. Aišku, ten šiam 5, o aš daugiau kyla, tai sunkiau. Bet 100 šiam. Po to papasakosiu, ką jūsų atveju ta 160 reiškia. Reiškia. Ok. Palaikykit prašau. Aha. Kiek sakysit pasakyti? 12, 13. 11,11. Nes prie 17 jau koma būna. Ta jau žinau, iš vieno tyrimo. Per ilgas testas šitas. Jo, tai aš 17 spaudžiau per 2 minimus po kelias minutės. Tai ten damušė visiškai. Tiek kankinimo, atsistokit, prašau, ruošiam. Ok. Po dušą sustinkam aptarimui, ką radom, ko neradom. Ok. Gerai? Good. Taip, aš ką padariau, neatsiklausęs jūsų. Parašams surinkite. Jo, parašus tiesa. Tai iš karto pradėsiu nuo neatsiklaustos dalies. Nufilmavau, kaip jūs bėgat. Aha. Nes ten mes šiaip turim gerokai rimtesnės aparatūros vertinimui. Jo. Bet kartais ir nuo bazinių dalykų galim pradėti. Tiesiog, kad ir nuo lėto judesio įrašymo. Ir galite atkreipdėmėsi, kaip jūs vis, kaip čia, mušeikų terminais kalbant, kabliuojat iš dešinės, nes kairė daugiau mažiau juda išilgai jūsų judėjimo ašies. Bet tiek nuo klubo, reiškia, čiut pasvyrat ir visą laiką daugiau tas vyksta į dešinę pusę. Jo. Tai, man tas tiesiog iš garso pasijuto, kad jau kažkas ten ne visai simetriška yra. Tai vėl visokiausių apsų čia galima paieškoti ir ten kampus skaičiuoti, bet čia ne tiek jau esmė, kiek jeigu jau sugalvosit daugiau bėgiot, tai yra dalykų, kur galima su tais vadinamais dubens stabilizatoriais padirbėti. Jo. Ir kitas dalykas, jeigu prie didesnio jau greičio, tai ta bėgikų bėda, tai galiu pasakyti, kad galiu daryti prielaidą, kad, nes tai nėra labai didelis greitis, kai čia filmavau, tas per ilgas žingsnio dėjimas. Aš kažkaip specialiai stengiausi. Jo, yra visokiausių ten tų diskusijų, kad tai visaip kaip galėtų būti teoriškai ir nuo kulno, ar nuo pėdos priekio ir ten pirštų, bet
gyvenime, jeigu jūs tai bėgat, jūs stipriai trenkėtės į žemę. Kelių apkrova vis tiek gaunasi daugiau mažiau, ten tarkim 3 kart kūno svoris, kūno masė, bet yra tam tikras greitesnis pikas į kelio struktūras, nes tas toks stabdymas nuo... Gerai, kad beveik nebėgioju. Jo, tai čia galime daryti prielaidą, kad šiaip yra ir greitų bėgikų, kurie tai bėga, bet jeigu galvoti apie ten ne trumpalaikę perspektyvą, bet toliau į ateitį, reiktų keisti bėgimo techniką. Taip, stilių. Stilių. Taip galim sakyti. Jo. Tai aš iškart ištrinu, kad vengt traumų. Nes tai yra papildoma apkrova, kuri jums visiškai nereikalinga. Tai kam čia kankinti. Jo. Galim pasidžiaugti, kad nereiks man pravardžiuotis, kad ligonių nereiks išvadinti. Ir žodžiu, tokių bėdų ar komentarų iš medicinės pusės kaip ir nėra. Tai tuo tikrai norėčiau pasidžiaugti, nes būna, kad yra ligonių ateina. Ateina sveikas žmogus, o mes pradedam pravardžiuoti. Kažkokia ritmo pakeitimai, dar kažkas. Tai žodžiu, šiandien tokių dalykų neturim. Tai dabar kalbam. Ką jūs gausite elektroniniu paštu šitą atsakymą? Tai pirmas yra spirometrijos rodikliai, tai gal labiausiai čia, gyvybinė plaučių talpa. FVC. Forced vital capacity. 140% nuo normos. Ir taip, kol nelendam į tą pilką zoną, kol maždaug atkartojat tą kreivę, tą tokią... Jo. Tai tas skaičius daugiau mažiau atitinka normą ir, žodžiu, Genslerio rodiklis nurodo, kad kažkokių astmos simptomų požymių nėra. Ką po to ir testo metu jau neįspėjęs pamatuodavau, tai, žodžiu, kažkokios kvėpavimo takų bėdos, kuri ribotų fizinį aktyvumą ar nėra. Žodžiu, nerūkimas padėjo. Rūkančiam, tarp kitko, būna šitas netgi kaip kompensacija net padidėjęs. Šitaip. Netgi, ypač jeigu ten sportuoja ir dar rūko, tai ten būna stebuklingų tokių stebučiai dydžių, vadinkim taip. Čia dėl artefaktų, jeigu kažkam rodysit, tai va šitos dalies reikėtų nevertinti. Tik atsiprašau, šitų 2 eilučių. Nes automatiškai įrašyta 157, nors buvo maksimalus pulsas 194. 194 pasiekiau? Neblogai. Pagal amžių jau neturėtume tiek pasiekti. Pagal statistiką, vadinkim taip, tai čia daug ką trikdo tokie skaičiai, kad mano kaimynui taip nebūna ir mane bara, kad jau čia ruošiuosi numirti, nes per didelis pulsas. Aš kaip tik džiaugiuosi, kai dar sugebu didelį pasiekti. Jo, tai čia yra šiek tiek genetikos, šiek tiek fizinio rengimo, daug tokių kompleksinis dalykas. Susidedamųjų. Vienam gali būti labai žemas, kitam vis dar 220, nors mes skaičiuojam 220 minus amžius. Tai žodžiu, toks daugiau mažiau tinka visiems, bet dažniausiai nei vienam. Bet daugiau mažiau įsivaizduoti. Tai va, tai šitą tiesiog, kadangi automatiškai rašo, man pakeisti neduoda, tai šitą ignoruokit. Ten, kur jau bus raštu surašyta, tai ten viskas all good. Tai šitoj lentelėje praktiškai telpa visa, kas po to grafikais parodyta, arba ten žodžiu parašyta, tai pirmos lenkščio rodikliai, antros lenkščio rodikliai ir VO2max rodikliai. Tai šiandien išmatuotas VO2maxas 58, panašu, kad jau arti tiesos, nes jau lyg ir stabilizavimo kreivė buvo, tai gali būti, kad čia būsiu nepakeitęs vienos skaičiaus, tai čia 1,94 ir turi būti irgi. Tai žodžiu, kad kritinio intensyvumo riba pasiekta jau testo pabaigoje
Ir ką tai reiškia kritinio intensyvumo riba, kad dar galima teoriškai didinti greitį, bet jų deguonies suvartojimas nebedidėja. Ai. Tai, nu, taip greitai kreditą imtumėt ir tik tą laktato daugiau gaminat, labiau rūgštėjat, teoriškai nieko blogo, praktiškai jeigu tą tęsėt ilgai kažkada, gali tekti rankinį užtraukti. Tai riebalų apykaitos rodikliai, absoliučiai maksimalios vertės. Tai taip, jeigu šiek tiek toliau peršokam, aš ją vadinu pravardžiavimo lentelę, tai pagal deguonies suvartojimą, čia jau pagal vikingų standartą, ne pagal, nes atsakymo pradžioj ten yra pradžiai vertinimas pagal Amerikos širdies asociacijos duomenys, o po to šitas santykinis dydis, mililitrai kilogramai per minutę, yra pagal Astrodo klasifikaciją, jin tokia gerokai griežtesnė, daugiau reikalaujanti žmogaus, man vis tiek truputį patinka žmogaus pustelt link aukštesnio standarto. Tai 58 ml kilogramai per minutę jūsų amžiaus grupiai jau yra puikus rezultatas. Ir vėl, jeigu ten žiūrėt kažkokį pasaulio rekordą, tai aišku toks atrodys ganėtinai kuklus gal rezultatas, nes tokiam Svensenui išmatuota 98 yra, jeigu Bjordalio, mes žinom, kaip slidininką tokį legendinį, irgi 94, Armstrongą dviratininką jam apie 90, 94 registruodavo. Tai kuo labiau ištvermės sporto šaka dominuoja. Jo, tai reiškia, tuo tikriausiai tas skaičius turėtų būti didesnis, norint pasiekti šaunių rezultatų, nors pasaulio rekordų ištvermės sporto šakose tai užtenka daug kuklesnio rezultato. Mes turim lietuvių pasaulio rekordininkų, kurie bėga daug ilgai ir turi mažesnį rezultatą negu jūs. Žodžiu, tikrai tai nėra skaičius, kuris pasako viską, ką jūs galite, bet tuo pačiu iš medicinės pusės žiūrėt, tai jisai toks vienas iš ilgaamžiškumo prediktorių ir mes galim daryti prielaidas, kada šitam skaičiui bemažėjant, jūs gali būti sunku. Tai čia per minutę tiek suvartoju deguonies vienam kilogramui kūno masės? Taip. Ok. Tai tam 8 mililitrai čia, taip gal? Taip, 58 mililitrai kilogramai per minutę. Supratau. Pirmas lengstis šiaip skaitomas normalus čia pagal deguonies suvartojimą, kad jis turėtų būti apie 50% nuo maksimalaus deguonies suvartojimo. Tai pas jūs skaitomas puikus, nes jisai buvo 63 procentai nuo maksimalaus deguonies suvartojimo. Jo. Jeigu vėl ruošitės į kalnus, mažai. Per mažai? Norisi, kad, nes, reiškia, tarkim, tai yra lubos vadomaksas, kiek jūs galite teoriškai padaryti ištvermės reikalaujančio darbą. Nes daugiau jau yra labai santykinai trumpą laiką, galite palaikyti didesnį intensyvumą, bet tai nėra labai palanku kūnui ir vis tiek turėsit pristabdyti, sulėtinti ir panašiai. Jo. Tai jeigu taip žiūrint, tai šitas yra antras lengstis labiau su sportiniu rezultatu, ypač greičio reikalaujančiose sporto šakose. Bet pirmas lengstis su jūsų gerbuviu, sveikata, metaboliniu lankstumu ir dideliais ištvermės reikalaujančiais krūviais. Nes kuo jisai yra arčiau maksimalių pastangų, tuo jūs ilsėdamasis galite intensyviau dirbti. Supratau. Tai jūsų atveju, tarkim, 9,5 km per valandą, jūs galite vis dar, teoriškai, jeigu keliai, klubai ten nugarą laiko, tai iki Berlyno ir atgal ar dar toliau nubėgti. Jo. Nes nemažai čia riebalų naudojat, šiek tiek angliavandenių pasipildant, gali bėgti ilgai ir nuobodžiai. Bet tuo tarpu, su tokia pačiu vadomaksu, gali būti, kad kažkas bėga ne po 6 minutės kilometrą, bet po 5, po 4. Tai reiškia, kad tas atotrukis yra didelis. Gaunasi taip, kad, tarkim, visi vienodi, turim hipotetinę tokią situaciją, kad turim 10 aurimų, visų jų vadomaksas 58, bet vienas lengstis bus 63%, o kita, tarkim, 50, o kita 80.
Tai reiškia, kad vienam jau bus sunkus darbas, jis tokį intensyvumą gali apie valandą išlaikyti, o kitas gali 6, 8, 12, daugiau valandų. Tai va toks skirtumas treniruotumo, nors lubos lyg ir tos pačios. Tai čia atsiranda sporto ta specifika. Jeigu galvojat siekti kažkokio rezultato, tai jūs tada galvojat, kurį rodiklį gerinti. Bet jeigu kalbam ne apie sportą, bet apie nuotykių ieškojimą arba kažkur reikalauja daugiau ištvermės ir apie tą ilgaamžiškumą arba sveikatą, tai reikėtų į tą antrą zoną. Dviratininkai tai kalba apie bazės rinkimą, bėgikai irgi taip pat kalba, tai maždaug toks galėtų būti. Ir jeigu tokią knygą Uphill Athlete paskaitytumėt apie vėl kalnų mylėtojus, jie tokią gražią teoriją skaito mediciniškai, gal ten sunku ją pagrįsti duomenim, vadinkim taip, bet labai paišosi į tą bendrą paveikslą, kur jau turim žmonės, kurie linkia į savotiškus kraštutinumus, kur nori iš savęs išgręžti maksimumą. Tai norėtųsi, kad tarp pirmo ir antro slenksčių būtų skirtumas nedaugiau 10% pagal širdies susitraukimų dažnį. Tai čia pas jūs truputį daugiau gaunasi. Tai ką tai reiškia vėl, tai norisi ne kad jūs stipriai daug dirbtumėt, bet norint būti greitam, ištvermingam, pradžia dažnai yra lėta, nuobodi, su pulsu, jūsų atveju iki 129. Ir kai jūs kalbėjote apie 160, jaučiatės oriai, tai jūs vis tiek esat sportininkas, tai yra visiškai normalu, tai yra vidutinio intensyvumo darbas, kur jau gal šnekėt visiškai pilnais sakiniais gal nebe visai išeitų, bet tai yra visiškai vidutinio intensyvumo, nei labai lengvas, nei labai sunkus krūvis. Ir tai maždaug jūsų atveju tai būtų maždaug toks intensyvumas, kurį laikytumėt, jeigu suplanuotumėt bėgti maratoną arba panašią distanciją, kur reiškia, tikrai jau ilgas laikas, ilga distancija. Tai ir normalu, kad taip ir jautėtės. Bet nuo 169, apie 170 vadinkim taip, tai yra maždaug kiek jūs galėtumėt be greičio nuostolių su tokia pačiu pulsu išlaikyti tą intensyvumą apie valandą. Tai lipat į kalną, matot 170 kelis, reiškia, jau turit užtraukti rankinį, nes galit tapti pats nešuliu. Arba dar liūdniau, ką jūs jau ten dalinotės vaizdais iš kalnų, kur ne tik nešuliu, bet ir tokio priminimo apie gyvenimo trapumą. Ir jeigu jau matot 194, tai reiks sėsti ant akmenėlio ir kalbėti jau poterius, nes tai yra jau galimybių ribos ir, reiškia, kuo aukščiau, tuo mažiau pajudėti reikia, kad tas pulsas šoktų. Čia jau jūs labiau patyręs negu aš, tai galit man papasakoti iš asmeninės patirties. Tai vat, ką tas kažkoks biofeedbackas, kas pulsas yra, iš tikrųjų, pasižiūrėt ir jau daugiau mažiau žinot, kiek tai kainuoja jum per valandą, ar ne? Ir kas, dabar nežinau, kiek tai susijęs su tuo, kad jūs tik iš kalnų nusileidęs, bet šitas skaičius yra šiaip savo. Riebalai? Čia gramai per valandą kiek dega? Per valandą, taip. Čia dygimo greitis? Šitam toj grafikė parodysiu, kur universalu yra, kad riebalai pradžioje visą laiką jų dega daugiau negu angliavandenių. Angliavandenių mėlyna kreivė, riebalų rusva kreivė. Tai lėtų dirbant neintensyviai, net ir būnant labai atletiškų ir super lieknam, vis tiek tų riebalų užtenka gan ilgam. Tai mes tos riebalus ten ir norim naudoti. Kuo didesnis intensyvumas, tuo labiau pradeda vyrauti angliavandeniai. Ten 4-5 zonai jau praktiškai reikia labai greit energijos, dėl to riebalai nebepalankus kuras gaunasi ir naudojam tik angliavandenius. Tai vat ir gaunasi, kad norisi tuos angliavandenius, nes jų turim stipriai ribotą kiekį kūne, taupyt sunkesniam darbui.
Nu, tai jūs netaupot jų, žodžiu, kaip čia, kai uogienė ant stalo, neini į rūsį ieškoti. Tai ir čia atsiranda tas metabolinis lankstumas, kad tiek su sporto ištvermės, tiek su sveikatos ar gamžiškumo klausimais irgi, kad čia norėtųsi, kad būtų ne 20, o ten 40, 60, joks ne kosmosas iki 80. Nors, mano tokioj kuklioj patirty nesu matęs daugiau 70. Bet yra, kur daugiau išspaudžia, bent jau literatūrai skaitant. Dabar nedaug, aš turiu riebaliukų. Tai nereiškia, kad jie netirpsta, nes vėl po sunkaus darbo tas fone vyksta riebalų oksidacija. Tai nebūtinai, kad tik fizinio krūvio metu tas turi vykti. Bet vėl, kalbant apie tam tikrus ypač ekstremalius atvejus, tai visą laiką norisi, kad būtumėt maksimaliai gera savo versija. Tai čia yra dar daug neartų dirvonų. Čia kol kas pas jūs ne kažkokia bėda lyga, bet nearti dirvonai, kur gali būti šaunesnis, geresnis. Bet kaip šitą grafiką keisti tada? Aš nežinau, kaip organizmą priversti deginti riebalus labiau negu anglis? Yra, šiaip, kai jūs turit tokį dosję su tokiom ištvermės reikalaujančiom ir ganėtinai nedidelio intensyvumo veiklom, tai lyg ir turėtų būti puikus receptas šitam pagerinti, nes tai yra antros zonos klausimas. Bet gali būti tai, kad jūs čiut per intensyviai didžiąją laiko dalį savęs spaudžiate. Ir, tai jūs manęs klausėt, kodėl aš nekalbu prancūziškai. Dėl to, kad vaikštate į ispanų kalbos pamokas. Norim kalbėti prancūziškai, reikia mokintis. Tai dažnai būna, ką mes matom, kad... Jo, išsikrovė kamerą. Viskas. Bet ką, išvada iš Vodomakso. Plaučiai gerai, kaip ir sakė, jokių problemų net neturėčiau turėti ateityje su plaučiais, kvėpavimo takais, tai liuks. Ir kas liečia visą bendrą ištvermę, kaip ir tas buvo įdomus fenomenas, kad nuo 130-40 pulso realiai organizmas visai nenaudoja energijos iš riebalų, kas nėra gerai. Vadinasi, daug anglių turiu užvalgyti, kad turėčiau energijos. Tai kaip ir rezume, turėtų būti daugiau tokių treniruočių 110-130 pulso diapazone, sunkių treniruočių, ilgesnių, kad po truputį tą treniruoti ir ateityje organizmas gaudamas didesnį krūvį vis tiek imtų energijos ir iš riebalo. Tai tiek turbūt, jeigu labai sutraukiant tyrimo atsakymą. O dabar yra atsakymai iš kraujo. Tai sakau, gerai, atvažiuoju, papasakosit, kas gero buvo, ką radot, ko neradot mano kraujį. Mes šiandien norėsim tik porą dalykų padaryti dėl dedimerų. Tau papasakos, kaip. Gerai. Paklaus klausimų, nes vienas rodiklis, šiek tiek man atrodo, ten dėl slėgio pokyčio, bet dėl viso ko, dėl trombozės rizikos, venoechoskopiją norim padaryti. O kaip jinai darosi? Echoskopas, pavyzdžiui, po kojos. Pavyzdžiui, nejauti, kad tintų koją. Jo, mano nutirpus pusę kojos. Tai yra dėl trombozės reikia. Tai ko nesakai, kad nutirpo? Aš žinau, tokį smulkmenėlį. Nėra visa dalis. Dalis pėdos, pusė pėdos nutirpia. Šiaip dabar netikrinau, gal atšoko, bet užvakar dar buvo nutirpę. Jo. Kardiogramą pagerą irgi senai darys. Dar keli biški pirštai jaučias patirpę. Kaip? Kardiogramą senai darysi? Jo, kardiogramą senai. Tai bet irgi padarysim, pažiūrėsim. Nors sakėm, bijom. Jo. Gerą dieną. Labą dieną. Važiuokite, prašau. Malonu.
malonu. Tai dar tada manęs reikia būti kartu. Tai manau, gal ką nors sugalvoti. Už rankos palaikyti. Papildysiu, jeigu reikėsiu, bet viską puikiai Rimantė papasakos. Labai diena. Sveiki. Žiūrėjau ten tą popierių, bet nieko nesupratau. Supratau, o kaip jaučiatės? Gerai, aš tik buvau pamiršęs, kad pusė pėdas man nutirpė yra nuo kelionės, nuo šturmo dienos iš tiesų. Tai, bet ką, žinau, gal kažkur batai spaudė ir užlaikė kraują. Blauzdų neskauda? Ne. Nu kaip, taip, kad reguliariai skaudėtai ne. Posit, neposit? Ne, viskas. Skrandžio kažkokio, tai nieko. Ne, irgi praėjo skrandis. Ir kosėt irgi jau pasibaigė. Tai kiek laiko čia grįžęs? Nuo antro, o šiandien? Šeštą. Nu, nedaug to laiko. 4 dienas. Tai va, biškį tyrimai rodo, kad... Tai aš ir norėjau ant karštųjų, nes po 6 dienų po savaitės gal jau viską rodytų normą. Gerai, tai jau gal pamatau spaudimą gerai? Gerai. Pasižiūrim, ar čia tikrai viskas gerai? Gal ne viskas. Gal ne viskas gerai. Sveikų nėra, yra neištirti. Taip, o čia geras pasakymas. Vis tiek, kai ieškom, tai kažką... Ne, tai čia surasti visada. Ne, ramus. Kaip belgas. Kaip belgas. 113, 66, 69 pulsas. Ali, atsistatymas. Šiaip sekdavot savo rodiklius? Pulsą sekdavom. Kiekvienas. Plius minus. Kur buvo? Žinom, kokiam aukštį. Bet jeigu ten iki kokių 6-7 kilometrų, tai taip žygiavimo įmetame apie 125 vidurkis buvo. Maksimumas 150. Ir šitą tai kasdieną sekdavom, kiekvieną rytą. Tai taip apie 70 vidurkis deguonės. Čianais ABC 6,5 km. Vadumaksą pasidariau iš karto po jūsų kraujo tyrimo Vilniui. Kas liečia, kaip ten sakė, plaučių tūrį, tai 140% didesnis nei norma. Iškvėpimas geras, tai šiaip kas liečia kvėpavimo takus, tai jokių problemų neturėčiau ir ateityje turėti. Gerai, biškutį paklausysiu. Nuo imuninės sistemos sutrikimo nedidelį kaip ir... Aš viduriavau 2 paras, 3 gal net, nes kažkokią bakteriją pasigavau nusileidęs. Mes nusileidom, pavakarieniavom ir tada aš dar 3 kilogramų netekau grubiai skysčių. O klausimas, svoris labai nukrito per kelionę? Nukrito 7 ir 6 ir dar sakau 2-3 dėl viduriavimo nukrito. Tai 77 svėriau prieš 10 metų. Tai jau čia mano rekordai. Trombocitai kaip ir gerai, žinai, nieko baisaus aš čia nematau. Eritrocitai hemoglobinas 168. Aha, mačiau vis tiek normai. Vis tiek neviršijau. Reikėjo geriau aklimatizuotis. Ne, tai kad ten norma 107 ar kiek ten. Ar 8? Nu, iki 175, žinai. Tai kaip ir norma. Labai norma, kaip po tokios kelionės. Tada dar čia Živilėjom padarė natrio uretinį peptidą, tai dėl širdies nepakankamumo pasižiūrėjo, tai irgi nesureagavęs. Troponiną pasižiūrėjo jį dėl infarktų, trombų rizikos. Nieko, reumatoidiniai faktoriai. Ar neturit kokių sąnarių ligų? Neturit. Selektyvinį baltymą. Irgi nesureagavęs, viskas gerai, žinai. Cholesterolis tai tobulas pavydėtinas. Jo. 2,0. Cholesterolio? Geras? Mes, ta prasme, labai retai matom tokį, tokį idealų, ta prasme, visiškai jokio pakilimo nėra. Tai galiu valgyti toliau riebiai. Sakėm, klausim, ką
valgai, kokia tavo norma, žinai. Tik tai didelio tankio cholesterolio truputį mažiau, tai klausimas, kiek valgot žuvies. Žuvies? Žuvies taukus, kokius pavartojat, žinai. Nu, Čia nieko. dabar kaip ir nevartojau, bet šiaip tik tiesiog turbūt lašišą kartais. Kartais. Nu, tai va, tai Su avokadu ir ant skrebučių. Kartais. Tai reikėtų dažniau? Būtų galima dažniau. Jo, būtų galima dažniau. Ir ne lašišą, baltą. Baltą žuvį. Tai dabar gyvensiu ant vandens. Balto žuvies pasigausiu. Ant vandens tai tu negyvenk, tu papasakas Rimante. Dėl kavio. Taip, daugiau tai čia prie cholesterolio, tai va, tai kad to, žinai, būtų gerai tą didelio tankio cholesterolį pasikelt, tai omega rūgštį žuvį, jeigu nemėgstat žuvies, žinai, žuvies pa. Ne, aš mėgstu žuvį. Tai va, kalis. Kalis normos ribose 3,86. Bet kardiologai mes norėtumėm, kad būtų kažkur 4,5. Tai truputį yra nežymus trūkumas. Bet jeigu jaustumėt kažkokius širdies trūkumus, tai galite prisiminti, kad kalis į mažą pusę. Su širdelė gerai. Ir Kažkaip nėra. bananuose daug kalio. Jo. Tai šitą. Bananus pavalgau. Gerai, magnis, natris, čia viskas kaip ir gerai, kalcis gerai, albuminai irgi kaip ir norma, tai neišsekot labai. Nematom bent jau iš tyrimų. Inkstų funkcija irgi gera, 76 kreatininas. Čia dar pasižiūrėjom šlapimo rūgštį dėl podagros, irgi gerai. Kepenų fermentą amilazę padarė. Nieko nesureagavus, nors sako, gal apsinuodijęs, bet nu kas viskas gerai, kepenų fermentai irgi normos ribose. Taip, paskutiniam dienom smektos parijau ir susitvarkė. Skydliaukės hormonas, gerai, skydliaukės antikūnai prieš skydliaukės peroksidazę, kur rodytų uždegimą, irgi norma. Feritinas geras. Geležies atsargos kraujyje, kaulų čiulpuose nesumažėjęs. Vitaminą D 80 pakankamai. Daug ant saulės galvot galėtų galbūt biškai ir daugiau, bet šiaip tai gerai. Tais ant saulės buvo tik veidas. Jo, kad kažkaip. Visas kūnas uždengtas. Bet dėl feritino galvoju, dabar tai prisimenu, tu gydai papildomą geležį. Aš? Aha, jo, paskui paklausim, ką geležį. Nelabai. Aš iš blogą prisimenu. Kažkiek jo, gėrėm. Buvo geležies. Ten kelionė negeria. Papildų, jo. Bet, vis tiek, Bet vis nestebuklų. tiek gerimi, tai jie neduoda tokio labai didelio pokyčio ir greito tam feritinui kaulų čiulpuose, žinai, ir tos geležies atsargų, tai turbūt, kad turėjo. Tai žodžiu, kaulų čiulpų donoras aš. Gerai, viskas. Vėžio žymenys. Dėl kasos, dėl skrandžio. Nieko. Nesirgsiu vėžiu. Nepanašu, ko bent jau kas. Bent šiemet. Aišku, jie Aš žino. to Šiuo metu. Šiemet. Šiuo metu nesergate. Bet aš užmai visada tau vėžės uždedu, dėl sako. Ne, tai čia svarbiausias. Šitie vėžiniai. Nu, tai jie nebūtinai visą laiką būna tikslus, jie gali būti ir dėl uždegimo pakilti, arba dėl apsinuodėjimų, ten kažką tai svalo, žinai, nu, tai nereikėtų jį 100% pasitikėti, jie daugiau naudojame ligos sekimui. Bet patikrint, žinai, visą laiką neblogai. Glikemija, cukrus kraujyje, geras, norma. Nu, realiai viskas beveik norma. Hepatito B neturit, hepatito C neturit. Labai pas daugelį žmonių yra helikobakter pylori tokia bakterija skrandyje, kurie esant skrandžio opoms gali provokuoti vėžį. Tai ir jinai yra užkrečiama, bet jūs jos irgi neturit. Užkrečiama? Per kraują? Ne. Per maistą. Per maistą? Nu, kontakto būdu. Tai va, tai irgi, čia gera naujiena, nes dauguma ją turi dar dėl toksoplazmos gali padaryti tyrimai, tai pirmuonis, ar ten ko neprisivalgyti irgi neigiami. Tai mano skrandžio rūgštis viską išdaužo. Išdegina bakteriją.
Nu ir dabar įdomiausia sistema, tai vieta tai yra jūsų krešumai. Prailgėjęs yra protrombino laikas, iki 123 norma, jūsų 126. Nu, labai nedidelė. Bet už tai ir klausiu, ar neskauda kojų, ar neskaudėjo, nes vis tik kelionė krūvis venom, žinai, jo, bet taip. Gauna, biškai paspaudysiu. Čia spaudžiant neskauda? Tai tik, ne. Va šitojasi vietos. Aš žinau šitą vietą. Ta, kur eina vadveno, žinai? Jo. Nebuvo, ne? Nelabai. Labai nedideli pakitimai ir padidėja irgi dadimerai truputį, žinai, 1,8. Nu, jau mums baisu, kai mes randam 5. Tai jau tada reikėtų ieškoti tromboembolijų, žinai, nepanašu. Bet jeigu nori, galim pasidaryti kardiogramą. Dar reikėtų, jūs plaučius, ten tyrėte, sakėt, nešvitė, ne? Ne, tai ten uždeda tą kvėpavimą ir tu bėgi. Pasižiūrėjau. Jie turi ir panašiai žiūri. Su kairė koja viskas gerai. Tai O pirštus pašalot? Ką? Pašalot? Ar tai Aš nežinau, gal. Nešimo nuo spaudimo, nes būna tas užspaudimas, žinai. Aš nežinau, gal nuo pašalimo. Vis tiek tenais mes prie Second Stepso 2,5 valandos stovėjom. Tiesiog stovėjom laukėm. Tai ten vis ploja, į akmenis daužo, per rankas daužosi vienas kitam, kad kraujotaką suaktyvinti. Tai neriau šerpas ir nušalo iki juodumo 3 pirštus. Taip laukiant. Tai aš manau, čia tas momentas buvo biškai. Gerai, paskauda kaip ir nieko. Ne. Dėl skaudėjimo tai... Tai turbūt, kad paspaudė, žinai, ir tiesiog... Manau, kad batas tiesiog... turėtų atsistatyti. Jo. Nu ir dabar ką, ilsitės, sportuojat? Nesportuoju. Dabar ilsitės. Ilsiuos, valgau, važinėju. O šiaip gyvenime sportuojat? Jo, maždaug 3-4 kartus į sporto salę einu per savaitę. Sporto salė tai kardio ir... Kardio, nu dabar tai ne, aš kardio mažai darau. Tai realiai tik darbas su svoriais. Dar visokie tempimai, truputį mobilumo pratimai. Bet kardio buvo tik prieš kelionę. Šiaip kai sportuoju, nedarau kardio. Nepatinka man. Žinau. Reikia, nes labai kyla pulsas paskui, žinai. O ne, mano visada žemas. Nu, štai kas sportuoja turbūt visą gyvenimą. Jo. Dažnai su metais, nu aišku, čia dabar dar metai, nedaug tų metų, tai kaip ir viskas tvarkoja. Bet širdžiai tų kardio pratimų reikia. Nu, jo. 2 kartus per savaitę kardio, 2 kartus jėgos pratimų. O kokius nors papildus gerdavot, gerėt, kretinus, proteinus? Gerdavau, jo. Proteiną geriu. Kreatiną anksčiau gerdavau. O šiaip, jo, BCA. Nu, tai jo, BCA, kad taip kaip proteinas, tik tai, žinai, biškė. Jo. Tai, simboliškai. Kreatinas gerai, ne? Daugiau nieko, ar ne? Nevartojat, biškį geležį pagerėt? Jo, biškį tų vitaminų. Jo, tai dabar dar porą savaičių, taip, ant lakstymo, kiti reikalai. O paskui, man net, kai dabar Vadu Maksą dariau, sako, dabar tau net 2-3 savaitės neapsimoka eiti sportuoti, nes organizmas dar išdžiūvęs, tai... Jo, reikia atstatyti vis tiek, ir svoris nukritas. Jo. Greitai, tai reikėtų. Tai va, tai nieko čia blogo neradom, einam kardiogramą užrašys. Na, viskas. Tai... Biški yra toksai ten rodiklis dėl trombų, tai kitą savaitę pasidarysim kraujagyslių echoskopiją, kad pasižiūrėti dėl ramumo ir dar širdies echoskopiją, kaip širdis dirba, kiek širdyje mėsos yra ir panašiai. Tai šitos 2 dalykus, ką dar dėl šventos ramybės sakė, reikia turėti ir viskas. Visa kita, tai kaip ir gerai, sako. Aišku, gal, sako, iš tyrimo atrodo, kad tu net nelipai arba gavai krūvį, bet geras šiaip organizmo kraujo atsistatymas į normas, tai net jeigu ir tu išsilaikai dabar visose normose, tai nereiškia, kad tu krūvio didelio negavai, tiesiog
organizmas linkęs gerai atsistatyti, greitai atsistatyti. Ir sako, gal hemoglobinas ir buvo pas tave užkilęs Everesto viršūnį virš 200, bet nusileidai ir per 24 valandas tiesiog natūraliai gal jisai ir pakrito ir dabar, kai dariausi tyrimus, dar jisai visai normose yra, tenais 164 ar kiek, o norma iki 175, tai kaip ir viskas good, tai va tik tais dėl to, kad man pusė pėdos nutirpė, šiaip galūnės patirpusios, tai sako, geriau dar biškį kraujagyslių pasidaryti šitą echoskopiją ir dar pasitikrinti, nes dėl trombų truputį yra pakitimai ir, geriau apsidraust. Tai turbūt šiandien tiek, toks susidėjo vlogas sveikatingumo šiandien, bet įdomu ir sutiksime vėliau. Ačiū, kad žiūrėjot, kad prenumeruojat, už jūsų palaikymą, dėkui ir geros jums dienos. Čiau.